Labas vakaras visiems, kas vakarą leidžiate su DRT. Su jumis sveikinasi Laidelė su knyga kūrėjai, o šį vakarą jums pristatysime Minties ir Vagos leidyklose pasirodžiusias naujienas. Jūsų laukia pažintis su užsienio rašytojų romanais, taip pat lietuvių autoriaus Broniaus Bušmos išleista knyga mažiesiems skaitytojams. Primenu, kad žiūrėdami Laidelę galite laimėti ir vieną iš pristatytų knygų. Jums tereikia atsakyti į laidos pabaigoje užduotą klausimą, kuris tikrai nėra sudėtingas, reikia tik atidžiai klausytis ir po laidos paskambinti mums į studiją telefonu 58081. Pirmoji pristatoma knyga šiais metais išleistas vokiečių autorės Monikos Spitz romanas Antradienio moterys. Nors lietuvių skaitytojams ši autorė dar mažai pažįstama, tačiau ji jau spėjo užkariauti skaitytojų simpatijas ir šis jos romanas yra įtrauktas į Vagos leidyklos perkamiausių knygų 10-tuką. Pati autorė Monika Spitz yra radijo dramaturgė, televizijos filmų redaktorė, taip pat filmų scenarijaus autorė, dirbanti Vokietijoje ir Olandijoje. Na, o dabar apie patį romaną Antradienio moterys. Visa istorija sukasi apie 5 moteris, kurios prieš 15 metų susipažino prancūzų kalbos kursuose, o dabar yra geriausios draugės. Joms visoms apie 40 ir visos jos tokios skirtingos, kad labiau nė nebūna. Advokatė, atsidavusi vaikų motina, nuolatos įsimylėjusi karjeristė, dvasinga dramų karalienė. Visos šios moterys kiekvieną pirmą mėnesio antradienį susitinka savo mėgstamiausiame restorane. Be šių antradieninių susitikimų kartą per metus 5 moterų surengia išvyką. Tačiau šiais metais viskas kitaip. Viena iš romanų herojų, Judita, netenka mylimo vyro ir nusprendžia vykti į piligriminę kelionę savo mirusio vyro pėdomis. Susirūpinusios gedinčia Judita, draugės nusprendžia lydėti ją kelionėje į Lurdą, nė nenutuokdamos, kam pasiryžo. Tačiau žingsnis po žingsnio bičiulės išsiaiškina netikėtą paslaptį, kuri sujaukia ramų gyvenimą ir priverčia susidurti su skaudžia tiesa. Turbūt daugiau pasakoti nereikia, perskaitę romaną Antradienio moterys, patys sužinosite, kokia ta netikėta paslaptis. Šis romanas yra pristatomas kaip ideali vasaros ir kelionių knyga, tačiau puikiai tiks ir jaukiems rudens vakarams. Iš vokiečių kalbos knygą vertė Giedrė Gricienė, išleido leidykla Vaga. Kitas šio vakaro romanas – Romano Gari Liūdnieji klounai. Romanas Gari yra garsus prancūzų romanistas, gimęs Rusijoje, vaikystę ir jaunystę praleidęs Lietuvoje. Išleidęs daugiau kaip 30 romanų, pastatęs apie 20 kino scenarijų, autorius išgarsėjo romanais Gyvenimas dar prieš akis, Aušros pažadas ir kiti. Romane pasakojama apie Renjė, luošą kareivį, kuris po 10 dienų su Jungtinių tautų daliniais išvyksta į Korėją. Kitas romano personažas Enė, ištekėjusi žymi aktorė, iš dusinančios Holivudo cirko arenos, filmuotis ištrūkusi į Europą. Tuo metu Prancūzijos spauda mosuoja karo antraštėmis, o kameriniuose gyvenimuose nerimsta Mistralis. Šioje knygoje pinasi komiškas žanras su tam tikru nerimu. Pats autorius Romanas Garis sako, jog jo šmaikštavimo stilius yra labai išskirtinis, nes šaipydamasis savo knygose iš tam tikrų dalykų, kartu lieka jiems ištikimas. Todėl šioje knygoje labiausiai ir stebina autoriaus sugebėjimas suteikti dalykams humoristinį, kartais net ironišką atspalvį. Romaną Liūdnieji klounai iš prancūzų kalbos vertė Jonė Ramunytė, išleido leidykla Vaga. Na, o dabar naujiena marinistinės literatūros mėgėjams. Tai Predrago Matvejevičiaus romanas Viduržemio jūros brevijorius. Ši knyga jau išversta į 20 kalbų. 1992 Ženevoje gavo premiją kaip geriausia publicistikos knyga, o dar po metų Prancūzijoje apdovanota ir kaip geriausia užsienio autoriaus knyga. Patį autorių teisėtai galima vadinti Viduržemio jūros dainiumi. Šioje knygoje jis taip vaizdžiai aprašo visas vietas ir reiškinius, jog atrodo, pats ten esi ir užuodi druska pakvipusi jūros vėją. Mitinis, istorinis faktinis pasakojimas ir neišsemiama autoriaus fantazija bei erudicija nepastebimai ir elegantiškai traukia mus į kupiną netikėtumų plaukiojimą po Viduržemio jūrą.
Čia mes regime ir mažas įlankas, ir salas, ir saleles, gyvus ir šiandien jau išnykusius uostus visame Viduržemio areale. Pasakojime tarsi jaučiama paslaptinga Viduržemio dvasia, einanti per kalbas, tautas ir istoriją. Knygą Viduržemio jūros brevijorius galima skaityti ištisai, bet galima ir atsivertus bet kurį puslapį. Gana paprastas ir nesudėtingas tekstas bei autoriaus filologo požiūris į reiškinius kursto smalsumą ir susidomėjimą pasakojimais dalykais. Šią knygą rekomenduoju visiems, kurie kada nors plaukia ar plauks. Nesvarbu, ar ketinate buriuoti ar tik įmerkti kūną kuriame nors Viduržemio jūros kurorte. Visiems, kas norite susipažinti su šiuo regionu, ši knyga kuo puikiausiai pasitarnaus. Knygą išleido leidykla Mintis, iš kroatų kalbos vertė Laima Masytė. Paskutinioji laidelėje pristatoma knyga lietuvių autoriaus Broniaus Bušmos knyga mažiesiems Saulytė dingo. Rašytojo, scenaristo Broniaus Bušmos pasaka Saulytė dingo išskirtinė. Tai pirmoji autoriaus sukurta pasaka. Kaip sako pats autorius, vaikystėje jis mėgdavęs pasakas ir jos jam būdavo labai juokingos, todėl ir šią knygelę stengėsi tokią sukurti. Knygelėje gausu pasakos veikėjų iliustracijų, kurias piešė vaikai, vasarą dalyvavę kasmet Ilakiuose vykstančioje dailės stovykloje, po kurios Vilniuje ir visoje šalyje rengiamos paveikslų parodos. Taigi praėjusios dailės stovyklos kūrėjams ir buvo pasiūlyta nupiešti pasakos Saulytė dingo veikėjus. Knygelę išleido leidykla Mintis. Štai ir visos šio vakaro knygų naujienos. Kaip ir minėjau laidelės pradžioje, atėjo metas konkursui. Teisingai klausimą atsakė žiūrovas, bus apdovanotas Monikos Pic romanu Antradienio moterys. O konkurso klausimas skamba taip. Kokios tautybės yra romano Antradienio moterys autorė Monika Pic? Teisingų atsakymų laukiame telefonu 58081. Skambinti galite dar 20 minučių po laidos. O knyga atiteks pirmam prisiskambinusiam ir teisingai į klausimą atsakiusiam žiūrovui. O praėjusią savaitę knygą laimėjo Aistė Lubaitė, teisingai atsakiusi į mūsų pateiktą klausimą, koks istorinis laikotarpis aprašomas Josepho O'Connoro romane Atpirkimo krioklys. Teisingas atsakymas buvo 1865 metai, Jungtinių Amerikos valstijų pilietinio karo pabaiga. Na, aš jau atsisveikinu su jumis iki kito susitikimo ir linkiu malonaus vakaro su knyga.